Paėmus visą pasaulio populiaciją, tik tai 3 žmonės iš 100 gali spausti vieną kartą savo kūno svorį nuo krūtinės. Aš šiandien atėjau Vilnių pažiūrėti, ar Lietuva šią statistiką kelia į viršų, ar kaip tik stumia žemyn. Šiandienos taisyklės. Klausim praeivių, ar jie gali, kaip jau ir minėjau, išspausti savo kūno svorį nuo krūtinės. Viskas bus maždaug taip. Dalyvis ateis, sakysiu, lipam ant svarstyklių. Užlipsim ant balaklavos svarstyklių, gali ateiti jau čia operatoriau. Ateik. Užlaipinsim dalyvį ant svarstyklių, pažiūrėti, kiek jam reikės išspausti. Kai matot, spėkit, kiek balaklavos vers ir balaklavos su visa įranga, su batais, su striuke, lygiai 87. Pala. Man dabar reikėtų išspausti 87 kg, bet kadangi su striuke ir batais ir visa įranga, spausčiau 8,5, bet kadangi reikia man čia kažkaip jūs pamotyvuoti, tai spausim ir suapvalinsim 90. Pažiūrėsim, kiek kartų išspausti savo kūno svorį. Jūs turėsite spausti tai vieną kartą, o čia dabar dėl įdomumo dėliai pažiūrėsim kiek. Aš išspausiu. Pati štanga 20, turim čia 20, turim kitoj pusėje 20, turim jau 60, juodas blynas 15, kitoj pusėje taip pat 15, 90 kg, o ne? Jo, 90. Rašykite į komentarus, kiek manot balaklava išspaus savo kūno svorį. Be jokio spoterio, tikiuosi nieko blogo nenutiks. Susikaupimas. Ir važiuojam. 1, 2, 6, 7, 8. Man kad sunku? Tikrai ne. 9 gerai gali sunku. 10, nu dar 2. Pabandom dar 2. 11 ir 12. Užsidedam. Turim 90 kg, 12 kartų. O jūsų prašysiu tik tai vieno. Aš manau, kad kiekvienas sveikas jaunas bachūras minimum turėtų išspausti savo kūno svorį bent jau vieną kartą. Minimum, kebra. Jeigu to negalit, kebra, žinot, kad reikia dirbti. Viskas, važiuojam dabar klaus Vilniečių. Turim pirmą žmogų, kuris jau nori pabandyti ir tai yra mergina. Labas, kuo tu vardu? Deimantė. Deimantė bandysi spausti savo kūno svorį? Ar žinai, kiek sveri? 50. Einam pažiūrėti, patikrinsim. Jeigu išspausi, bus... Aš džiaugsiuosi. Noriu, kad bent jau viena mergina šiandien išspaustų. 52 ir 300 gramų suapvalinam iki 50. Uždėsiu tau 50 kg ir pabandysim. O tu kažkada spaudus? Ne. Niekada nespaudus? O, tai čia bus dabar įdomu. Gerai. Pabandom. Štanga 20 kg, čia 15, čia 15, 50. Žiūrėk, aš tau padėsiu. Nemanau, kad pavyks. Sakai? Nemanau, Deimantė, nu bet bandom. Gerai, pasiruošus, aš tau dabar nukelsiu. Jau čia nepavyks, nes dabar jau rankas driau. Nu, pasiruošus. Nu, davai. 3, 2, 1. Viskas. Ką, Deimantė, pabandėjai? Pabandėjai, Deimantė. Ačiū tau už drąsą. Ačiū, kad pabandėjai. Drąsi mergina Deimantė bandė. Nenoriu būti čia tas piktasis, blogasis, bet taip ir maniau, kad tai bus. Einam prie kito žmogaus. Sveikas, kuo vardu? Aš Gvidas. Gvidai. Savo kūno svorį esi spaudęs kažkada? Man atrodo, su plius minus galbūt. Ok, bandysim. Vieną kartą tik tai reikia. Tai einam pasisverti. 87. Suapvalinam 8,5. Ok? Gerai, turim vieną problemėlę. Neturim blynų su 2,5 kg. Tai galim uždėti tik tai 80. Tai jeigu Gvidas išspaus 80, mes jam jau ir duosim prizą. Ir tarp kitko pamiršau paminėti, koks yra prizas. Prizas, jeigu išspausit, yra... Ne, tikrai ne tiek. 100 eurų, jeigu išspausit savo kūno svorį. Gvidas bandys išspausti 2 kartus 80. Jeigu išspaus vieną, aš jau jam duosiu 100 eurų, bet dėl savęs noriu pabandyti 2 kartus. Ok, tau vieną tokį. Davai. Jo, manau, turim. 1. Viskas. Gali dar, bandyk. Pasirodyk. 3. 4. Viskas. Sargiai rankas. Super. Sveikinu, Gvidai. 100 eurų Gvidui. Pirmas šiandienos nugalėtojas išspaudė savo kūno svorį. Ačiū, kad nedarai gėdos Lietuvai. Prašau. Labai ačiū. Ačiū tau. Važiuojam toliau. Tai kas kitas? Tu išspausi, pirmą įmimam jį. Sveikas, kuo vardu? Žilvinas. Žilvinai, aš tau tik noriu pasakyti, kad tu gali būti šiandieną čempionas. Aš labai tikiuosi būti. Sveriu ypatingai daug. Žilvinas sveria ypatingai daug. Kiek ar pasakysi, nepaslaptis? Aš tai 25 maždaug. 95. 95, pažiūrėsim. Nu, Gvidai. Gvidai, Žilvinai. 97. Vėl turim tą pačią problemą, kad negalim uždėti 95, tai uždėsim 90. Žilvinas 90 kg. Nenoriu flexint, bet aš šitą svorį 12 kartų iškėliau.
Ok, Žilvinai, bandom. Pasiruošęs? 3, 2, 1. Bus? Žilvinai! Dar vieną. Nepadėk. Dėl 100 eurų, Žilvinai. Viskas? Eik tu savo! Seni, Žilvinai. Aš tikrai maniau, kad tu iškelsi. Aš irgi galvau. Eik tu savo. Ir dar 5 kilogramais mažiau. Nieko tokio. Nuvarysi į salę, grįši. Užsirašau į salę. Įsirašyk nuo dabar į salę. Bus geriau. Ačiū, Žilvinai, kad dalyvauji. O, jau čia varūpina. Bandysim? Kuo vardu? Augustas. Augustas. Kiek Augustai sveri, ar žinai? Turėtų būti 8. Turėtų būti 8. Nu tai pažiūrim, ar nemeluoji? 7, 8. Ok, Augustai, 8. Kur tavo draugai, kur tavo palaikymas? Va čia va palaikymas, važiuojam. Easy. 2. Taip ir turi būti, Gebra. Taip ir turi būti. Aš jau pamečiau skaičių kiek. 29. 30. Too easy. Eik tu savo, молодец. Augustai. Fucking monstras. Su labai didelė šypsena veide. Už tokį pasirodymą duodu tau ne 5 eurus. 100 eurų tau. Augustai, 100 eurų tau. Ačiū už tavo pasirodymą. Važiuojam. Vis dėlto Lietuva normaliai stumia. Ačiū. O, pašventintas, galim varyti toliau. Ačiū, thank you. Yra čia žmonių, kurie norėtų spausti ar ne? Nu, Hebra, tikrai nepykit, visų negaliu paimti. Nagi draugai prašė, kad pastatyčiau, mane. Tai imam pirmą šitą bahuriuką. Va. Žinai, kas čia vyksta iš viso? Sakė, kiek, jeigu 5 kartus iškeli savo svorį, kiek 100 eurų? Tai kažkas melavo. Ką sakė? Vieną kartą išspau savo kūno svorį. Ko vardu? Rapolas. Važiuojam, Rapolai. Einam prie svarstyklių, pasveršim tave. Aš tikiuosi, aš neprisipazorinsiu, metus nesportavau. Nu, žiūrim. 78. Bandom 80? Batai viskas, nu 7,5 savo darom. 7,5, bliama, 7,5 mes negalim užmest. Nu, tai galim užmest. 70, bandom 70. Nu, galiu pabandyti. Gerai, Rapolui vėlgi, suopalinam labai dosniai ir padarom 70 kg. Ok? Drąsiai. Važiuojam. Šilės, nu. Labą dieną, norėsit pasportuoti? Nu, aš tik paklausiu. Gerai, šiam šito net gali nedėti, aš tave apsaugusiu, jeigu ką. Pasitikėsiu. Nu, Rapolai. Metus nesportavęs Rapolas bando išspausti 7 kg. Važiuojam. Dėl draugų. Viskas. Easy. Aš negaliu patikėsiu tokia garbė. 100 eurų už balaklavus tau. Tik tai? Tikri, tais? Ne, nesąmonių. Tai ne, nesąmonių. You know what we do here? Yes, but you need to do your own body weight. We go on the scale. Yeah. We will see how much is your weight. Yes. And then you will try one time, okay? Okay, no problem. Okay, so step on this beautiful device of our modern technology. 104! Sunkiausias šiandienos dalyvis. Okay. Okay. You want to try 100 kilograms? 100 kilogram, it is not possible. I think it's also not possible. We can try maybe for fun 60? Okay, no problem. Okay, let's try 60. So where are you from? I'm from India. From India. Mumbai. Mumbai. Yes. The capital, yeah? Mumbai, no. It's not the capital. Delhi, New Delhi. New Delhi, yes. Okay, let's go. My Indian brother. Yeah. Let's go. Oh, watch out. Yes. Okay. Okay, go a little bit here, like this, more. Yes. Okay, Okay. let's go. 1, Yes. 2, 3. Whoop. Okay. Now like this. Okay. Okay. You need to go more forward. No problem. And now down. Yes. And now up. Let's go for India. That's it. Okay, you can go down. Oh, watch out your head. Thank you, my friend. Thank you.
Strong guy, pretty strong guy. Let's go. Pirmą kartą su skateboardu. O, biškai bijau. Ne, gal nereikia. Gal nereikia, no. Šitas bičiukas nuo pat pradžių laukia, seniai, nuo pat pradžių tu lauki, varom. Aš tau dėkingas, kad sudalyvauji. Subscribinkit. Jo. Norit jūs pabandyti? Jo, 70. Nežinau, ko dėdė nori. Pažiūrim? 7-8. Suapvalinus 8. Pasiryšęs? Jo. Ok. Ko vardu? Edgaras. Nugalėsi? Nugalėsi. Važiuojam. Nu, hebra, įtampa. Kaip manot? Ar Edgaras įspaus? Spaus. Edgarai, parodyk jiem, jie netiki tavim. Viskas. Turim. Šiaip, žinai, kokia statistika pasaulyje yra? Nežinau. Kiek iš šimto žmonių gali spausti savo kūno svorį? Paėmus visą pasaulio žmoniją, populiaciją. Gal 25. 25 manai? Galvoju. Iš tikrųjų yra tarp 3 ir 7. Taip mažai. Taip. Tiek mažai žmonių sportuoja. Bet tik ne Lietuvoj! Lietuvoj patys stipriausi. Kaip ir kitiem. 100 europinių. Tikrų tikriausiai galim ir istoriją pažiūrėti. Viskas gerai yra. Prašau, Edgarai, tau. Tikiu. Važiuojam. Ačiū tau. Noriu paklausti vieno žmogaus, kuris labai intensyviai žiūri ir manau, kad nori dalyvauti. Koks jūsų vardas, gerbiamasis? Nenorit? Bet čia į savo kūno svorį, aš jums padėsiu. Pažiūrėkit, kiek žmonių, Pažiūrėkit, kiek žmonių, hebra. Tai ką mes stumėm? Per pirmą video nei vienas nenorėjo, to dabar apsupta žmonių. Gerai, hebra, paimsim dar vieną žmogų pabandyti. Vieną žmogų. Sveikas. Iš kokio universiteto? Vilniaus universiteto GMC, molekulinė biotechnologija. Ok, nori pabandyti spaust? Galim pabandyti, seniai spaudęs. Šiaip boksuojuosi, tai su svoriais nedirbu. Duok, aš kuprinę tau padėsiu saugiai. Ok. Pilnas pinigų saugiai. Ok. Einam pasisvert. Žiūrėkit, aš irgi molekulinę biochemiją dabar studijuoju. Turim 78. Supalinam 80? Nu gerai, 8 tada bandom. Bandom 8. Ko vardu pamiršau paklausti? Stepanas. Ok, Stepanai. Važiuojam. Ant šilo su švarku atėjęs. Važiuojam. Easy. Davai. Viskas, turim. Stepanas ant šilo po pamokų atėjo pasimti iš Balaklau 100 eurų. Ką, Stepanas, sveikinu? 100 eurukų. Dėkui. Šiaip net nežinojai, ką laimėsi, ne? Jo, šiaip iš tikrųjų, nes man tiesiog nieko nesakė, tiesiog atvaryk, kažkas bus. Padėsim tau dabar apsirengti? Padėsim, žinoma. Nėra už ką. Turi Stepaną merginą? Neseniai praradau. Tai jeigu ką, Stepanas laisvas. Aš imčiau. Instagramas? Stepanas_z. Follow. Viskas. Dar kartą ačiū. Ačiū tau. Tai ką, hebra? Viskas. Video galas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir viskas. Leidžiam outro.